Labą. Labą dieną. Am, Man pačiai sąmoninga tėvystė buvo labai labai didelis atsakymas ir metodas leidęs atstatyti ryšį su savimi, a, išgydyti, apžiūrėti savo vaikystės traumas ir to pasekoje sukurti gražų, nuoširdų, šiltą, abipusiai mylintį santykį su dukra. Ir ši patirtis mane taip įkvėpė, kad aš baigiau Šafali Cabari Sąmoningos tėvystės institutą ir tapau jos ambasadorė čia Lietuvoje, tam, kad galėčiau prisidėti ir padėti tėvams, kurie nori kitaip, sąmoningiau auginti savo vaikus. Tai jau 4 metus vedu Sąmoningos tėvystės mokymus ir Rolandai, tu prieš gerus metus, baigei, pradėjai mokytis ir baigei šitos mokymus. Smalsu tavęs paklausti, kodėl pradėjai mokytis ir kaip pasikeitė tavo tėvystė, kokios patirtis aplankė mokymosi metu ir po mokymus. Kodėl pradėjau? Pradėjau dėl to, jog buvo sunku būti tėčiu. Buvo sunku emociškai. Tiesiog, kad vienas po kito pas mane atėjo 2 vaikai į mano gyvenimą ir staiga pradėjo vykti daug emocijų, tarp manęs. Dalis tų emocijų buvo sunkios, sunku suprasti, sunku priimti vaikus, sunku po to priimti save buvo. Na ir kurį laiką tai tęsiasi, buvo toks ir beviltiškumo jausmas, dažnas, sakykime, netgi ne tai, kad ne kartą, bet dažnas, kai su tokiais klausimas, kaip čia viskas veikia, kodėl taip sunku, kodėl tai vaikai man taip daro, ką aš jiem padariau blogo. Na, visi tie tokie klausimai žmogaus, kuris nesupranta, kas vyksta, ne? Kodėl taip, o ne, kodėl ne, viskas nėra gerai, švelnu, paprasta, aišku. Tai va, taip pragyvenau turbūt, kol pirmam vaikui suėjo 3,5, gal beveik 4 metai. Tai va, tai aš pats įvardinau tai kaip sunkiausi gyvenimo metai mano, nes tiek emocijų nebuvo mano gyvenime iki tol. Tai va, tai ir tada atsitrenkiau, sakykime, į sąmoningos tėvystės temą, sąmoningos tėvystės mokymus ir pradėjau klausytis ir pradėjau girdėti, jog čia ne visai apie vaikus, čia apie mane. Čia tai, kaip aš reaguoju, kodėl aš taip reaguoju, kodėl man skauda, kai vaikas daro vienus ar kitus dalykus, kuriuos jis, kaip vaikas jis nori daryti, o man skauda. Tai 12 pamokų po truputį man atskleidė tas temas, tuos klausimus, į kuriuos buvo būtina pasižiūrėti, kad geriau suprast save, kad geriau suprast vaikus ir sakykime, po kurso, praėjus kažkiek laiko per kursą, po kurso aš jau pradėjau pastebėti dalį tų, sakykime, temų, įvykių, kurie vyksta tarp manęs ir vaiko, kuriuos aš mokiausi kurse. Ir kažkokią dalim man realiai reikėjo turbūt 1,5–2 metų, kad tas temas vis pastebėti, vis pamatyti,
priimti, vis išgyventi, išjaust pačiam ir kažkur atsirado tas toks čikšt jausmas, kad kažkokia dalim geriau suprantu situaciją, kas vyksta. Tikrai negaliu sakyti, kad visiškai perpratau tėvystę, esu tobulas vairuotojas, kaip tėtis dabar, toli gražu, bet jau aiškumo tokio tikrai įėjo į mane, kurio pirmus metus visiškai nebuvo. Visiškai, kaip sakyt, viskas buvo klaustukas, kodėl. Ja? Dabar pastebiu vieną momentą, pastebiu kitą, kai kur pagaunu save, kai kur nespėju pagauti, tada paliūdžiu, patyrinėju, paskauda, priimu, gyvenu toliau. Tai va, tai išgyvenęs va tą tokį metų, 2 laikotarpį ir pajutęs kažkokį palengvėjimą, aiškumą didesnį. Aš tą noriu pabrėžti, kad dar netapau tikrai tobulų tėčių, bet ir pats kursas kaip ir mokė, jog tos tobulybės kaip ir nėra, ne? Kad nėra. Ir nereikia. Bet vis tiek sunkesnių momentų norisi, kad būtų. Norisi to tobulumo, kada atsitrenki į savo netobulą dalį, susiduriu su vaikais. Liūdna, aš netobulas vėl, bet vėl prisimenu, kad, gal ir nebūsiu tobulas, bet bent jau po truputį suprantu, kas vyksta. Tai va, tai įgyjęs to tokio lengvumo, aš irgi kažkaip pagalvoju, jog noriu prisidėti prie to, kad ir kiti tėvai kuo anksčiau pradėtų gaudyti tas temas, kas vyksta tarp jų ir vaikų, kas vyksta labiau su pačiais tėvais, nes kurso metu aš nepamenu, kad būčiau turėjęs kažkokių ypatingų pratimų, kaip ten vaikui atvert akis, kas yra gyvenimas. Tai tokių dalykų nepamenu, buvo tik tai apie mane kursas. Ir pats gavęs, tai ir tėvam noriu, kad ir kiti tėvai gautų to tokio aiškumo, šiek tiek daugiau lengvumo ir supratimo, kas vyksta tarp jų ir vaikų. Ir dėl to norisi rekomenduoti kursą. Ne? Nes aš numanau, nujaučiu, žinau, kad kai kuriem tėvam tikrai bus daug iššūkių atsiradus vaikams. Ir klausimas, jie tos iššūkius pradės suprasti, matyti, jausti, perprasti 3, 5, 10 vaiko gyvenimo metais ar 1 mėnesiais, 1 savaitėm. Ar idealiu atveju dar ir iki vaiko gimimo, nes tai tikrai labai, sakyčiau, reikšmingai pagerins ir vaikų gyvenimus, ir pačių tėvų. Tai va, dėl to tikrai noriu prisidėti prie to, kad ir kiti tėvai žinotų, kad toks kursas yra ir kad arba pasiruoštų, arba eitų taisyti tų dalykų, kurie susikaupė per kažkiek tai vaiko gyvenimo metų. Jo, iš tikrųjų, sąmoninga tėvystė tą žvilgsnį nukreipia ne į vaikus, ne ką daryti su vaiku, kad jisai būtų patogus, kad jisai būtų tinkamai elgtųsi, bet tą žvilgsnį nukreipia į pačius tėvus, kad jie suvoktų apie tai, kas vyksta su jais, kai jie augina tą vaiką, kodėl kyla tos reakcijos, kodėl sunku susitvarkyti su savo ir vaikų intensyviamis emocijomis ir kaip savo tas patirtis palengvinti, priimti. Ir matyti, tokia svarbiausia sąmoningos tėvystės misija yra užauginti vaiką, kuris yra nepraradęs ryšio su savimi, nepraradęs ryšio su savo talentais, su savo gebėjimais, su savo sielos pašaukimu.
Todėl sąmoninga tėvystė apie tai, kaip padėti vaikams užaugti, vietoj to, kad iš jų daryti kažkokius patogius žmonės. Ir tam reikia labai daug išminties ir asmenybinės brandos. Reikia labai labai gerai pažinti save, reikia žinoti savo įsitikinimus, reikia žinoti savo vaikystės patirtis, kurios gali įtakoti tėvystės patirtį. Ir ne tik, kad gali, jos stipriai įtakoja, dėl to žinoti apie tai, suvokti, kas vyksta tavyje, kokie ten trigeriai pasileidžia ir kodėl, kaip pats dalinies, kodėl ten tiek daug skausmo, kodėl man skauda, vaikas tik ropoja ir neklauso, jis yra nesaugus realiai ir kodėl manie tas monstras gimsta, kuris nori rėkti, kuris jaučia bejėgystės jausmą ir nežino, kas su juo darosi ir išmokti su tomis emocijomis tvarkytis. Iš tikrųjų yra darbas, kurį turi padaryti tėvai ir tai yra nuostabu, nes bent jau mano patirtyje, tai pats tampi kitų žmogumi, aš tapau visai kita moterimi, aš visai kitaip jaučiuosi, mano visi santykiai pasikeitė. Aš sukūriau santykių su dukra, bet mano realiai visi santykiai pasikeitė ir mano pasikeitė santykiai su savim. Aš ženkliai labiau pasitikiu savimi, aš ženkliai geriau žinau savo ribas, ženkliai geriau jas komunikuoju, aš esu ramesnė. Ir ramesnė šnekėdama su vaiku, žinodama tai, ką aš galiu ir ko negaliu. Ir labai gražiai pasakė apie tą tobulumą. Aš irgi nesu tobula. Bet šventai esu įsitikinusi, kad vaikams nereikia tobulumo, nes pasaulis netobulas. Tai kodėl mes įsivaizduojam, kad mes turim būti tobuli tėvai? Juk vaikas išeis į pasaulį ir matys daugybę netobulų žmonių. Jie turi realiai gyventi, realiam gyvenime. Taip kaip yra matyti žmonės, kurie klysta, bet gali atsiprašyti, kurie gali padaryti klaidų, bet jas pripažinti ir nuolatos tobulėti. Ką vaikai turi matyti? Kas tas geras pavyzdys? Kad aš tobulėju, aš moku mokytis. Ar ne? Ir tas vaikas matydamas tą, jis perima. Būtent perima tą filosofiją, perima tą gyvenimo būdą, kad aš padariau klaidą. Tai tik tai dar vienas žingsnis į sėkmę. Aš manau, šitą interviu aš duodu būtent dėl to, kad kažkokią dalim, tai aš pats taip jaučiuosi, kad yra geriau. Tikrai nesėdėčiau čia ir nepasakočiau, koks kursas fainas, jeigu nieks visiškai būtų nepasikeitę. Toliau tie patys konfliktai virto ir, vėlgi grįžtam prie netobulumo, ar ne? Yra geriau. Kiekvieną kartą kursą, manau, perklausant, irgi gali būti geriau, vis aiškiau, čia kaip įgūdis toks metai iš metų, keletas tokių bazinių įgūdžių sąmoningos tėvystės, kurie susiformuoja ir tada tas gaudimas tampa natūralesnis tų situacijų, savęs paties, vaiko išraiškos ir mano nuomonė čia 2-3, gal daugiau metų, kaip kam turbūt nuo žmogaus priklauso, bet tų įgūdžių įgyjimas jisai vaikui palengvina gyvenimą ir tėčiai, mamai. Tai. Ja, iš tiesų aš pati praktikavau tos įgūdžius kiekvieną dieną 3 metus. 3 metus be perstojo. Ir aš bandžiau vienu metu sustoti, kokiems 2 mėnesiams padariau pauzę. Ir po 2 mėnesių vėl išgirdau savo mamą šnekant per mane. Tam tikrose situacijose. Ir supratau, kad aš negaliu sustoti, kad reikia nuolatos palaikyti tą sąmoningumą, nes būtent tėvystėje jis kažkodėl tai yra tiek įaugęs į kiekvieną ląstelę, kad reikia nuolatos jį žadinti, kaip peržiūrėti tas situacijas. Ir net jeigu padarai klaidą, peržiūrėti situaciją vėliau. O kas ten vyko iš tikrųjų ir naujai įsisąmoninti, ir naujai suvokti, o koks galėjo būti mano atsakas vaikui. Ir nuolatos mokytis, kol galiausiai tai tampa, persimokina smegenis ir tai tampa tokiu natūraliu dalyku, kuris jau tu žiūri, kad labai retai, kada įvyksta emocinės situacijos su vaiku, kuriuose esi pasimetęs ir nesupranti, kas vyksta. Kartais vyksta emocinės situacijos ir supranti, kad juose nieko daugiau nereikia, tik tai leisti vaikui išsiemocionuoti ir pabūti šalia jo, kad jam būtų saugu. Bet tokių situacijų, kuriuose neaišku, kas vyksta, tampa labai retenybė didelė.
Tai va, bet daug metų užtrunka ir labai žaviuosi tais tėvais, labai žaviuosi tavim, nes mane tai labai įkvepia. Aš pati nuėjau tą kelią ir einu. Ir tie tėvai, kurie ieško ryšio su vaikais ir žinau, kad tuo metu atstato ryšį su savim, tampa tais ambasadoriais ir tais šviesuliais mūsų visuomenė, kurie mažina skausmą, mažina prievartą, mažina atskirtį tarp žmonių. Tai va, tai labai 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 tuo džiaugiuosi. Ar dar norėtum ką nors pasakyti? Norėčiau gal pridėti tėvams, kurie galbūt klausys šitą mūsų pokalbį. Kaip ir aš tikiu, kad jie matydami kvietimą ar Facebook'e, ar elektroniniu paštu gautą, jie svarsto eiti, neiti. Čia tokią sumą reikia susimokėti, čia reikės 2,5 mėnesio dalyvauti, čia reikės 1,5 valandos vakare skirti. tą laiką reikia ir su vaikais kažkaip prabūti, ar ne, nes vakarai dažniausiai yra su vaikais, kaip čia žiūrėti tą kursą, vaikus prižiūrėti, 2,5 mėnesio. Aš irgi lygiai tos pačius klausimus savo kėliau prieš apžiūrinėdamas kvietimus į kursą ir tai tėvam noriu pasakyti, kad arba jūs turit principę 2 pasirinkimus tėvai, ne? Vienas yra gyvenu taip, kaip išeina ir ten ping-pongo principas, kur nei supratimo nieko, bet kiekvienas atsitrenkimas yra emocijos, kitas atsitrenkimas vėl emocija, kamuoliukas neaišku, kur skraidys. Tai ir santykis su vaikais bus, gal vieniem geriau seksis, gal kitiem prasčiau, bet veiks toks ping-pongas. O įgyjus čia kurse bazinius supratimą, bazinius įgūdžius, bazinės žinias, kurios yra apie tai, kaip iš kokių temų, ar ne, sudėliotas tas santykis tarp tėvų ir vaikų. Pas juos atsiras tas supratimas, žinojimas, nebūtinai įgūdžiai ims ir greit ateis per 2 mėnesius. Mes kalbam apie 2-3 metus, ar ne, bet jau bus aišku, apie ką yra vaikų santykiai. Kas ten yra ir ką reikia matyti, ką atkreipdėmėsi. Kad tie santykiai būtų vaikui geresni visų pirma, bet bus įdomiausia, jog tėvams bus lengviau. O to vaikams. Vaikams lengviau tai yra rezultatas iš to, kad tėvams lengviau, man kaip tėčiui lengviau. Ir tos 1,5 valandos aš pats visą kursą, prisipažinsiu, žiūrėjau įrašus. Man atrodo, nebuvau nei vienam gyvam susitikime, nes aš irgi vakare su vaikais, tai 1,5 valandos yra dilema tokia. Atrodo, ar ne, bet aš ramiai susižiūrėjau įrašus tada, kada man patogu, kartais užrašais, kartais tai buvo 1,5 valandos vairavimo su kurso ausyse, apgalvojant, išmastant, išjaučiant tą temą, ar ne, kartais sėdint prie stalo su ausinuku, su užrašais ir giliau įlendant, bet vis tiek tos temos nugulam žmoguje, nugulė manyje ir aš jau apie tėvystę kažkokį tokį kelias pirmas klases baigęs, galbūt 1, gal 2, nežinau. Tai va, tėvai, jeigu gerai su vaikais, tai galit kurso nežiūrėti. Jeigu yra klaustukų vidinių konfliktų tokių, nėra gerai, bet čia gal nedarysiu, tai rekomenduoju tikrai rinkitės, darykite, investuokit tos 2,5 mėnesio. Tai nėra taip sunku, kaip gali atrodyti. Tikrai daug lengviau jį yra tą kursą visą suvalgyti. Ir ilgalaikiai plotmės pamatysit, kaip jūs geriau matysit santykį su savim ir su savo vaikais.
Tai va, aš tą norėčiau, kad tėvai išgirstų, ar ne? Ir ypatingai tie, kurie dar tik pradeda turėti vaikus, nes jūs turit realią galimybę tą vaikystės pradžią tam vaikui padaryti maksimaliai lengvesnę, geresnę, minkštesnę, draugiškesnę su jumis pačiais, nes yra labai labai daug skausmo, kurio gali būti gerokai mažiau, jeigu tėvai prisiema tą atsakomybę, prisiema įsipareigojimą, prisiema tą sąmoningą žingsnį išmokti pažinti save ir pažinti santykį su vaiku. Tada kitokia istorija vystosi tame santykyje. Ypatingai iš vaiko patirties. Labai gera. Bet tiek norėjau pasakyti. Visiems tėveliam, kurie galbūt žiūrės šitą įrašą. Labai gera girdėti ir man tas įkvėpimas, kaip ir kiti tėvai, kurie mokosi, atranda ir spindinčiamis akimis dalinasi, kad pasikeitė santykis su vaikais, kad vaikai sako, kad esi geriausias tėtis pasaulyje. Patys saldžiausi žodžiai išgirsti iš vaiko. Taip. Ir kai tu supranti, kad jautiesi vertas tų žodžių. Yra tame tiesos, nes kartais norisi atmesti tą, ne. Bet kai nueini tą ilgą kelią mokinimuose ir tikrai matai tos didžiulius vidinius pasikeitimus, tai gauti, kad esu ta gera mama, tikrai esu gera mama, ar tikrai esu geras tėtis, ar ne, nes, aš žinau, kad kiek per 3, pavyzdžiui, metus pasikeičiau, kiek aš daug suprantu, kiek aš daug kitaip darau, kiek aš kitaip suvokiu ir kiek leidžiu tam vaikui būti savimi, tai yra tas toks didžiulis maštabas. Tai labai tau ačiū, labai ačiū ir kad prisidedi prie šitos gražios kilnios misijos ir padedi man tęsti tai, nes kartais irgi atrodo, kad nešti kažką labai labai naujo į visuomenę yra tas toks sunkesnis kelias, bet jisai būtinas. Aš juo labai tikiu. Tai dar kartą dėkoju ir labai tikiuosi, kad į mūsų kursą prisijungs daug šviesių, nuostabių tėčių ir mamų. Ir daug vaikų patirs gražią, nuostabią, mylinčią vaikystę. Labai labai linkiu visiems, kurie žiūrės šitą mūsų pokalbį, imtis šito žingsnio, prisijungti ir sudalyvauti. Laukiam visų. Ačiū, Rolandai, labai. Gerai, ačiū Inga tau, kad pakvietei. Iki.